kas vyksta atėjus pas burnos higienistą, kas vyksta, kas yra daroma ir ar labai skauda. Pradžiai prasideda klausimas, kaip jūs šiandieną, tada jau pradedu klausinėti, kada daryta higiena, ar yra kažkokių problemų, ar komplikacijų, ar ten dantenos kraujuoja, ar jautrumas. Kaip praeita higiena buvo, ar skaudėjo dantis, kai darė higieną, ar ne. Tada, kai sužinau visus dalykus, galiu įsivertinti maždaug, kas per procedūrą laukia, ar ne? Apžiūra tada. Apžiūriu, kas yra virš danteno, po dantenomis. Ir tada jau papasakoju pacientui apie pačią procedūrą. Ar skaudės ar ne, aišku, negaliu įvertinti, visi mes esame skirtingi ir vienam valant po dantenom nieko nesijaučia, o kitam ten jau labai skauda. Tai visą laiką, jeigu matau, kad bus sudėtingas atvejis, tai iš karto pasakau pacientui, gal nusiskausminam, kad būtų ramiau. O šiaip, nežinau, pacientai nesiskundžia pas mane, kad būtų jau ten labai skausminga procedūra. Bet sakau, kiekvienas labai individualus žmogus ir mes skausmą suvokiam skirtingai.